2011 m. lapkričio 30 d. signatarų namuose pristatyta kovo 11 akto signatarės pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės premjerės profesorės Kazimieros Prunskienės knyga Išsivadavimo kaina – politikos užkulisiai. Galbūt kalbėjimas apie tai padės mums geriau pažinti realybę ir vieniems kitus, arba kažkiek palengvins atpažinimą, kur link pasukti, kokią kelią ir bendrakeleiviai pasirinkti. Apie tai ir kalbėsimės laidoje. Susirinkę šiandien čia į Lietuvos signatarų namus, susirinkę gausiai, o tai reiškia tik vieną, kad kiekvienam čia esančiam šiandienos įvykis yra iš tikrųjų svarbus, o žmogus mus čia subūręs svarbus ir labai reikšmingas. Labai esu dėkinga savo likimui, kad mane taipogi suvedė likimas su gerbiama Kazimiera. Ir aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra išmintingas, protingas ir pilnas ryžto žmogus padėti Lietuvai. Bet patikėkit, 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 ateina šventė laukta kiekviena. Išmokim džiaugtis ir artimo laimę, ir bus šviesiau, ir bus lengviau. Bet patikėkit, 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 žydės vėl obelys baltos ir pienės, į džiaugtis mokančią širdį savaime sugrįž daina. Ir vis tik metas suskaičiuot visas klaidas, neišsipildžiusias viltis ir svajones, padovanoti ateities dainų gaidas ir sau ir tau. Nors daugelis gal jau ir spėjote ne tik perversti, bet ir pastudijuoti šią knygą, pradėti mūsų įvykį keletų citatų. Savo padėtimi, kad ir kokia sunkiai jį būtų, patenkinta. Nes esu nepriklausoma, nekapituliuoju prieš smurtą ir nepataikauju niekšybėms. Per tuos metus patikimai pasitikrinau. Nėra garbingesnės padėties kaip laisvo žmogaus padėtis. Nėra didesnės privilegijos, kaip pačios prisimta teisė reikšti savo nuomonę. Kai tiki, kad ji teisinga, o ne politiškai pelninga. Nėra didesnio džiaugsmo, kaip galimybė laisvai judėti šiame pasaulyje, kai dar neišdilo spygliuotų vielų ir senų varžtų randai, o jau nuolat kėsimasi uždėti naujus. Mėly bičiuliai, mėly kolegos, artimieji, labai džiaugiuosi matydama jūsų malonius veidus ir šiandien jūsų tikrai net ir nesitikėjau gal tiek daug, kad jau ir kėdžių trūksta. Labai jaudinausi šiandieną, kaip nekaip knyga išėjo jau prieš porą mėnesių, o dar apie ją viešai nebuvo kalbėta. Na ir iš tikrųjų, ta knyga, jinai nėra visiškai originali ta prasme, kad prieš 18 metų, 1993, išėjo pirmas leidimas knygos Išsivadavimo kaina, o dabartinis antrasis leidimas yra pavadintas kiek plačiau, o ir pati knyga yra atnaujinta ir išplėtota. Tai yra Išsivadavimo kaina, politikos užkulisiai. Tarsi dvejopas knygos pavadinimas. Šioje knygoje yra išryškinta dominuojanti jos linija, tai yra įvairių politinių manipulacijų, priešpriešos įsiskverbimas į mūsų valstybės gyvenimą, ypatingai pirmaisiais nepriklausomybės metais ir per vėlesnius procesus. Yra bandyta atskleisti politikos užkulisiai, kurių dėja ne kiekvienas pilietis gali išvelgti, gali pramatyti ir suprasti.
Kaip jūs žinot, man teko didelę atsakomybę vadovauti pirmai Lietuvos Respublikos vyriausybei, paskelbus nepriklausomybę, dar anksčiau būti Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, vėliau tarybos nare ir vadovauti ekonominiai koncepcijai, ginti ją TSRS pirmajam kongrese ir TSRS parlamente, konkrečiai laimėti ekonominį savarankiškumą, kuris mano įsitikinimu ir dabar aš taip matau, buvo pakankamai svarbus, kad pripratinti tas pirmiausia kitas respublikas, pačią Rusiją, jau nekalbu apie valdžios tuometinės institucijas, matyti mus kaip savarankiškai besitvarkančius ir pagaliau per tam tikrą laiką ar patiems susitaikyti su ta mintim ir perprasti daugybę dalykų, kurie nebuvo savaime suprantami, kaip valstybės valdymas. Valstybės, kuri turėjo gan ilgą pertrauką į visos eilės sektorių savarankiškam tvarkymėsi. Nenorėčiau dabar pasakoti, daugelis iš jūsų puikiai atsimenat tos laikus ir puikiai galite irgi ir kitiems, kaip sakant, papasakoti apie to meto įvykius. Štai dar vienas tų įvykių liudininkas, Rolandas Paulauskas, signataras, atėjo, džiaugiuosi jį matydama, kuris nepalieka savo, reiškia, neišbraukia iš savo minčių dėstomų viešai objekto mūsų nepriklausomybės kelią iki šiandien. Manau, daugelį iš mūsų, kurie buvom, kaip kas vadina, pirmeiviais, kurie pradėjom tą kelią ir viešai jį deklaravom, telkdami visuomenę. Šiandien yra ne tas pats, kur link mes atėjom. Kad ir kokie prieštaringi, kupini politinių, ekonominių ir socialinių sukrėtimų buvo pirmieji nepriklausomybės metai, kad ir kaip skaudžiai išgyvenau visą tai, kas vyko Lietuvoje, ne taip, kaip buvo tikėtasi, vardan ko buvo aukotasi, nepaisant to, ką patyriau ir aš pati, vis vien žiūrėjau į ateitį su optimizmu ir viltimi. Giliai tikėjau, kad visos tos nesėkmės, tarpusavio susipriešinimas ir ekonominis socialinis nuosmukis bus įveikti, kad Lietuva, mes patys, jo žmonės, patyrę socialinės nelygybės išgyvenimus, subręsime savarankiškam valstybės gyvenimui, išmintingam tvarkymuisi, išsiugdysime ir valstybinio darbo gebėjimus, jų gal ir nestokojame. Ir kas svarbiausia, atsakomybę už savo sprendimų ir veiksmų pasekmes. Dažnai pagalvodavau, kada tai įvyks, kada galėsime pagrįstai didžiuotis ne tik didžia savo senos valstybės praeitimi, švęsdami jos vardo paminėjimo 1000-metį, bet ir įvairiapusiais nūdienos pasiekimais. Laukiau to ir nerimavau. Kažkodėl atrodydavo, kad 20 nepriklausomybės metų yra pakankami valstybei subręsti, sustiprėti, kad ir socialiai orientuota rinkos ekonomika, o ne laukinis kapitalizmas, gali duoti savo prinokusius vaisius. Ar jau galėsime jais džiaugtis ir kas galėtų tam sutrukdyti? Taip, iš tikrųjų, Lietuva per 20 metų nuėjo ilgą, kad ir netokį tiesų valstybingumo įgyvendinimo kelią. Tapo ES ir NATO nare. Apie tai prieš 20 metų gal tik svajojome ir prognozavome, nors europietiškoji tikrovė ir netapo rojumi, bet praradimų, Ignalinos atominis paukojimas, nedarbo, mokesčių didėjimas, kai kurie kiti suvaržymai ir laimėjimų, tai yra ES paramos milijardai, bevizis režimas Šengeno erdvė ir kiti, balansas, mano manimu, dar tebėra pozityvus. Dėl neišmintingo ūkio privatizavimo, nenuoseklių ekonominių reformų ir politizuotų užsienio ekonominių ryšių praradome didelę dalį stambiosios pramonės ir energetikos. Tačiau išlikusios ir naujai atsiradusios pramonės ir paslaugų įmonės savo technologijomis ir vadybą nesilieka nuo pasaulinio lygio ir sugeba konkuruoti. Jos galėtų augti ir tiražuotis, gaminti, uždirbti pajamas savininkams, darbuotojams ir valstybei, jei jų veikimo sąlygos būtų pakankamai palankios ir stabilios, jei nedaugybė valstybės valdymo spragų, pilietinės darnos ir brandos stygius. Labai apmaudu, kad daug kas mūsų valstybėje labai trapu
ir lengvai pažeidžiami, kad besikaitaliojančių valdžių sprendimai dažnai gerokai prasilenkia su nacionaliniais interesais, kad stokojama išmanimo ir rūpestingumo siekiant saugios gerovės žmonėms ir patikimos jų ateities savo tėvynėje. Skaudu, kad Lietuva vis labiau išsivaikščioja, kad šimtai tūkstančių lietuvių išvyksta svetur, o daugelis jų net ir nemano sugrįžti. Sunku susitaikyti su tuo, kad per 20 metų Lietuvoje taip ir nesukurta socialiai orientuota rinkos ekonomika, kad dažnas aukštas valstybės pareigūnas net nesupranta jos esmės, o partijos vis dar nesusitarė dėl pamatinių valstybės strategijos dalykų. Ir visiškai nesuprantama, kaip tai galėjo atsitikti, kad ta pati politinė jėga 2008 metais ir vėl gavo tautos mandatą, drįstu vadinti, jau trečiajam žygiui prieš Lietuvą. Neįmanoma logiškai paaiškinti, kodėl žmonėms nepavyksta perprasti politinių gudrybių ir atskirti realiai galimus dalykus nuo tuščių pažadų, nuo įžūlaus tautos mulkinimo siekiant valdžios. Juk Lietuvoje valdžios keičiasi rinkimų keliu, niekas jų su ginklu jos neužkariauja. Kodėl savo likimą tauta vis dar patikė cinikams, savanaudžiams, tiesiog gebantiems saldžią liežuviavimo ar banaliu atsikalbinėjimu, pridengti savo nesugebėjimą valdyti ir taip pratesti tautai brangiai atseinančią savo dienas valdžioj. Po mūsų nors ir tvanas tokia valdymo formulė. Tačiau nėra padėties be išeities. Juk nenamosi ranka ir nenusisuksi nuo savo krašto ir jo žmonių. Vienas laukia ne karys. Bet nereikia prarasti vilties, pasitikėjimo savo gebėjimais ir bendraminčiais, negalima pasiduoti nevilčiai ir nuleisti ranką. Niekas už mus pačius ateis ir neištems Lietuvos iš gilaus ekonominio, socialinio ir moralinio nuosmukio. Tokią nuostatą rėmiausi tebesik tikėdama, kad savo kraštui verta dirbti ne dėl šlovės ar pripažinimo, o todėl, kad noriu ir žinau, kad sugebu daug nuveikti, net ir neturėdama valdžios svertų. O tik entuziazmą, supratimą ir patikimus bendražygius, kolegas, o svarbiausia, bent dalies žmonių pritarimą toms pastangoms, norą burtis ir vienytis. Pirmiausia, kyla klausimas, ar reikalinga buvo šita knyga. Taip, drąsiai galima pasakyti, kad jinai buvo reikalinga. Reikalinga visada visuomeniai priminti laiks nuo laiko tos procesus, kurie kažkada įvyko. Jie pakankamai greitai pasimiršta, todėl reikalinga tą atgaivinti. Jo labiau, kad yra atgaivinama su papildymais, kurie yra, aš pasakyčiau, pakankamai esminiai papildymai ir padaro tų visų prisiminimų, tą kaip ir darną sukuria. Tai yra labai gerai šiuo požiūriu. Nežinot, tas juodinimas, kuris buvo, tas purvas, kuris dar ir dabar ateina, jis aišku nusės, jo neliks, bet vis tiek reikalinga kažkaip tai sureaguoti į tai, kas buvo daroma. Man aišku buvo truputėlį keista, kadangi aš atsidūriau vyriausybėje visiškai, nežinau, atsitiktinai, nes sąjūdyje aš per daug ten nedalyvavau, aš kaip visuomenės tikrai dalyvis, kaip narys dalyvaudavau ir staiga teko dirbti šioje vyriausybėje. Ir štai net ir toks paprastas dalykas, kad reikalinga ir dabar, jeigu imam žurnalistą